čia yra termovizorius. Termovizorius parodo temperatūrų skirtumą iš esmės. Koks atšalimas to pačio daikto. Tai va kaip pavyzdys, jeigu į langą pridedam, tai matosi juoda zona, tai yra žema temperatūra, kai pliusinė temperatūra, pavadinkim, 2 ar 3 kartus net skiriasi. Šiuo atveju 2. Sulaukus minusinės temperatūros yra gera rekomendacija pasidaryti termoviziją. Buvo keletas užsakymų, kai darėm termoviziją. Klientas įsitikino, suradom, kur yra silpnos vietos, ką reikėtų pasiremontuoti pavasarį. Dažniausiai taip cokolis būna nepilnai dašildytas. Langai, duris, būna vietų, kur vizualiai tau atrodo, kad jinai gerai padaryta, o iš tikrųjų jinai leidžia šilumą. Naudokitės termovizoriaus pagalba, kai laukia minus 19 laipsnių. Tokį galima gauti pas mane, nusipirkti galima, arba išsinuomoti, yra kiti kolegos teikia tą paslaugą. Bet jisai aktualus labiau prie minusinės temperatūros, nes tada labiausiai pamatai, pro kur šiluma išeina. Arba galima tiek viduj. Viduj tai, pavyzdžiui, turi labai neblogą opciją, jeigu šilumos grindys, tu nukreipi į paviršių ir matai kontūrus. Išvingiavimus, be baimės tada gali pasižymėti ir įsigręžti, kur tau reikia, ir tu tikrai nepragręši tų vamzdukų šildomų.